Nu tai labas rytas. Šiandien yra šeštadienis. Ai, nemeluoju. Sekmadienis. Ir šiandien važiuojam į Drift Arena Cupą, į Panevėžį. Tai Chebra darysis treniruotę, tai tiek Čempas, tiek Vilius, tiek Laimonas važiuoja į Drift Arena Cupą pasivažinėti. O mano planas šiandien pasiimti Vilių, nuvežti jį iki Panevėžį ir paskui parvežti Zetkę. Tai šiuo metu mes važiuojam paskui Vilių ir važiuojam, kad jisai paliktų savo mašiną, kaip sakant, garaže ir po to grįžęs turėtų su kuo pravažiuoti namo. O aš važiuoju iš paskos. Tai sveiki gyvi, mes jau esam trasoj, kaip čia galima būtų ją pavadinti. Jau Chebra pradėjo treniruotės, tai pirma grupė treniruojasi. Tai pirmoji grupė yra Laimonas, Vilius antroji grupiai, o čempionas dar vis pakeliui, nes biški vėlokai išvažiavo, bet turėtų spėti, viskas turėtų būti gerai. Tai įsikrovėm mašinas, palapinių neatskleidėm, nes geras oras, dangus giedras, tai manau nei lietaus nebus, o saulės nepamaišys, nes šiaip temperatūra nėra labai didelė, turim apie 8 laipsnius, tai manau saulytė šiandien tik tai gelbės. Tai va, varom treniruotis.
tai labas vakaras. Esam pakeliui į Kauną iš Panevėžio, iš pirmo Drift Arena Cup etapo. Parvežinėjau Viliaus mašiną. Tai etapas įdomesnis. Iš tikrųjų nuo top 4, tai tokio kaip konkretaus finalo net nesuprasi, ten buvo, nebuvo. Top 4 formate, nes tai vienas sugedo, kitas išsidaužė, paskui dar vienas sugedo. Tai sveikinamai Tadui Bozdui, kuris iškovojo pirmą vietą. O daugiau komandos pasiekimai šiandien. Tai visi norėjau sakyti, komandos nariai praėjo kvalifikaciją, bet iš tikrųjų taip nebuvo, nes Vilius pasibandė pirmą kvalifikacijos važiavimą ir pajautė, kad automobilis nedirba taip, kaip norėtų dirbti ir nelabai įmanoma su juo važiuoti, nes daugiau nei 3,5 tūkstančių apsukų nekelia motoras. Tai tiesiog dar bandėm ieškoti problemos, jungiamės kompą ir radom klaidą pelenėlę padėties daviklio. Tai ją nutrynė, pabandė pagazuoti, niekas nesikeičia ir nusprendėm, kad nėra tikslo bandyti važiuoti su pilnai neveikiančiu automobiliu. Tai Vilius tiesiog net nesikvalifikavo, nors iš tikrųjų treniruočių metu labai neblogai jam važiavosi, iki kol technika laikė, o toliau Laimonas su Elvinu kvalifikacijos barjerą įveikė. Dabar kiek atsimenu, lyg tai Elvinas antrų važiavimo 80 taškų važiavo, Laimonas tiek pirmų, tiek antrų apie 70. Tai top trim 2 Elvinas susitiko iš Šiaulių, iškrito pavardė, neatsimenu vaikino, kur su M3 modeliu važiuoja, nugalėjo kovoj. Aišku, galėjo būti biškį ir gražesnė ta kova, bet Elvino tikslesnis lydas leido pasiimti pergalę. O Laimonas padaręs kaip tik atvirkščiai lydę klaidų, pralaimėjo top 3 kovą. Tai pasitraukė iš varžybų, o Elvinas išvažiavo į top 16, susitiko ten su Pavydžiu. Nu ir galiu pasakyti, turbūt čempiono buvo dienos lydas, bet tikrai gerą darbą padarė Remigijus Pavydis, tikrai buvo arti, buvo šalia, tikrai suvažiavo gerą chase runą, o Čempas chase nebuvo toli, nebuvo spiruoklės efekto, kaip ir laikėsi visą laiką panašių atstumų, bet jisai tiesiog buvo didesnis negu kad Remigijaus ir dėl to top 16 formate Elvinas irgi iškrito. Tai toks tas Arena Cupas, iš tikrųjų nei liūdim dėl rezultato, nei labai džiaugiamės, bet yra kaip yra, o pagrindas Elvinas testavosi automobilį, nes apgylę turėjom daug problemų, tai darė kelias modifikacijas, kur norėjo tiesiog išsibandyti tokiom jau grinai koviniam sąlygom automobilį ir tam tikri dalykai pasiteisino, tam tikri dalykai nepasiteisino. Tai čia dar teks atlikti namų darbus, tiek Viliui dabar teks atlikti namų darbus, tiek Elvinui iki apgylo. Vienu žodžiu, visi drambliai išskyrus turbūt Laimoną turi ką veikti iki apgylo varžybų. Tiek aš pats dar nebaigiu savo modifikacijų listo, tiek Elvinui visgi dar reikia galvoti, ką daryti su įsiurbiamo oro temperatūra, nes nors ir padarė atskirą dėžę, kad trauktų orą per visai kitur, kad negautų karšto oro iš variklio, bet vis tiek ten tas karštas oras užsilaiko ir įsiurbimo temperatūra apie 60 laipsnių, tai yra iš tikrųjų kosminiai skaičiai. Tai yra labai daug ir už tai tas automobilis nevažiuoja taip, kaip jisai turėtų važiuoti. Nu, Viliui, kadangi davikliai jau buvo pakeisti, tai atmetam tą variantą, kad su davikliais yra problema, greičiausiai yra pasitampius grandinė, nes visgi 6 metai, kaip tas automobilis važiuoja
niekas nedaryta apart alyvos keitimo, tai zetkės patvarės. Tai dabar, kaip suprantu, ieškos kame problema ir greičiausiai, jeigu prieis išvados, kad dėl grandinės pasitampimo, tai keis grandinę ir turėtume susitikti antrajam semipro etape Hile. O man pačiam liko kelios detalės nusidažyti bodykitą, susitvarkyti laidyną babinų, nes dedu visiškai aftermarketą, kaip sakoma, ne aftermarketą, iš egzistuojančio modelio, iš tikrųjų nuo 15 metų Audi 1.2 TFSI benzo dedu babinas, bet originalios babinas yra labai kvailos, nei ten komutatorių turi viduje, nei nieko, už tai viską atsakingas kompas, tai tam, kad nuimt nuo kompo tą dalyką laukia tokie darbai, susidėt babinas, susijungt laidyną naujai ir važiuoti vėl į Klaipėdą, pas Valdą susimapinti iš naujo, nes tas mapas nebuvo dabaigtas iki galo vien dėl mano asmeninės klaidos, kai į dėžę neįpyliau alyvos ir dėl to trečias bėgis liko užsivirinęs prie pagrindinio veleno, tai pakeitus dėžę Matsūrį atgazavau, kaip ir viskas ok, bet tas mapas dar nėra išbaigtas iki galo, tai aš norėčiau jį pasibaigti, bet kadangi jį reikia taip ar taip dabaiginėti, tai sugalvojau, kad visgi norėčiau ir paupgreidinti uždegimo sistemą, tai po šito upgreido jau, manau, turėtume pilnai pradėti važiuoti, kaip taip leis galimybės. Tai va tiek žinių, važiuojam į Kauną. Ką tu čia išradinėjai? Čia tu tikėsi, kad tau šįkris dažų pirktas kaip Technologija. Aš apie ką tau ir sakau? Ką tu čia? Dėk! Ir laikyk per Dar babina visą apspalviną. Eik! Nu nebedaryk! Aš spėjau nukelti ir pažiūrėsiu tikrai. Kur mano piltuvėlis? Kur piltuvėlis? Jis apie tai nepagalvoja. Tu girdi, tai tas tai sutampa, o kaip tas? Kitas kampinis? Bet tu pabino kreivai stovi. Svarbu tilpti. Du skylės tinka, trečia nedaug piltuvėlį. Tai trečią nuo tų dviejų pasidarysi. Tai jau Ant vadyk. motorą klausi. Tai daug. Vėl sakai, daug normaliai neįs to teoriją. Ai, tai va nepriversta buvo už tai.